Visi slapus susirimo šiame kritimo. Kaip čia? Tiesiog sudaryti. Eite hardcore. Ne. Kaip čia nuspausti? Kaip nuspausti? Kampą. Aš pažiūrėsiu. Ai, super. Sėda. Sėtis. Dabar aš stabiličiu. Biškį trupučiuką pasiteisiu. Štai čia mano video. Vis kaip čia kur mes atsirado. Reikia. Playlist. Biškį garsą. Reikia. Betson pagrindinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Sveiki visi, su jumis Edvis ir šiandieną žaisiu Minecraft Hardcore truputį ir aš taip gausiu surinkti kiekvieną iš tiesų golemo versiją, čia golemai vadinasi ir aš kiek nežinau, dabar reikia padėti 3 šitai ir 2 šitai. Aha, dar reikia kastuvą padėti, dar reikia mums padėti visą vėl komplektą vario šarvų ir įrankių, realiai tai visiškai naujas komplektas, bet žiauriai fainai, kad varis dabar iš tiesų turi kažkos naudos, apart kas buvo iš vario palaukti daroma. O tai kas buvo iš vario daroma? Praktiškai niekas nebuvo iš vario daroma. Įdomu, yra arklio šarvai iš vario. Žiūrėkit, pasidomėjau ir pasirodo, yra arklio šarvai iš vario ir aš įkritau duoda, tai dar reikia atrasti iš tiesų vario šarvus, na, arkliams skirtus, bet taipogi mes turim dar vieną dalyką, ką aš noriu padaryti galbūt pačioj statulai, tai reiškia, mums reikės modifikuoti šiek tiek šitą kambarį, nes man reikia sugebėti patekti į statulos viršų, nors statulai nelabai vietos, turim tik tiek vietos, reiškia, aha, arba žinau ką, ne žeminsim lubas. Музыка. Много музыка. Музыка. Ir kambario rekonstrukcija pagaliau baigta, kažkodėl tai žiauriai ilgai užtrukau ties laiptais, nes nežinau, kaip aš noriu laiptus padaryti, bet dabar turim čia antro aukštas, yra mažai vietos, bet čia daug vietos ir nereikės, kadangi mes darysim iš tiesų, man rodo, šitus gyvenimus ir aš noriu kiekvienam kampe turėti po vieną šitą. Tai žinoma, man dar trūks molių, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dar 8, gerai, tai tada reikia prisimint, ar aš atsimenu, kaip padaryti, jo dar atsimenu, gerai, tiesiog su žirklėm reikia mums paspausti, taip gaunam šitus molių. Taipogi šitiem aš duosiu deglį, kurie būtų šviečiantys ir tie garsųjų čia skleidžia ponai, opa, man reikia dar kelis šitus padėti, dabar bus tik šviečiantys. Tai mes tokiu būdu gaunam realiai, jūs tokis šviečia, bet mes taip gaunam naujas metalinės skrynes ir dabar reikia čia gyvent tiesiai po laisvės statulą ir darys metalo garsus ir iš tiesų jie pradės oksiduoti po truputį ir aš taip gausiu surinkti kiekvieną iš tiesų šitą golemo versiją, čia golemai vadinasi ir aš kiek žinau, jie iš tiesų tiesiog mėgsta skrynes ir iš skrynios į skrynes keliauja ir man rodo, kad turi daug potencialo fermos, bet realiai aš nesugalvoju dabar jokios fermos, kur greičiau panaudot, tad jie tiesiog gyvens statuloj, jo, ir jie iš esmės neturėtų per daug nuklysti nuo šitų skrynių, tai man rodo, mes nelabai galime atsirasti šitam aukšte. Tariant, turim
daug šitų, kurie turėjo daug skrynių ir gali savo žaisti laimingai su skryniom. Nors žinot, ką yra dar vienas dalykas, man rodo. Man reikia šitų gabaliukų, jeigu tas jungtų deglai. Kokių naujų deglų, man rodos, mes turim. Ai, reikia juos kraftinti nuo nulio su bario tais gabaliukais. Svarbiar vėl subscribinkite, laikinkite, kominkite. Viso gero.